Sveiki tinklalaidės Autoriaus diena klausytojai. Esu žurnalistė Milda Paukštė ir vėl sveikinuosi su jumis iš Vilniaus senamiestyje įsikūrusios galerijos Balta Balta. Kartu su manimi šią erdvę puoselėjanti ir užsukusius dažnai pasitinkanti Ieva Šlekytė Gasiūnienė, menininkė, dizainerė, prekės ženklo Balta Balta viena įkūrėjų. Dar karjeros pradžioje Ieva išmoko nelaukti įkvėpimo ir veikti nuosekliai, žvelgti kūrybiškai ir į baltą popieriaus lapą, ir į pievą, atiduodančią Ievai įdomiausias savo spalvas. Aš pirmą sykį apie augalinį dažymą sužinojau mokykloje, kokioj 7 ar 8 klasėje buvau. Aš stojau į vaikų tą dailės mokyklą, Vienožinskio dabar vadinama, ir mane nuvedė į svečius pas Repšio žmoną Repšienę. Ir man parodė, kaip ten pas juos daržiniai priraukta visokių augalų. Jinai dažo siūlus. Ir pamačiau jas gobelenus. Ir man tai buvo toksai, o Dieve, kaip taip gali būti, kaip gražu. Ir toksai labai įdomiai, kaip tie puzlai, aš sakau, dėliojasi. Paskui su tėvais kažkur tai Latvijoje buvom ten jau vėliau. Nusipirkau knygą apie augalinį dažymą. Bet nieko aš tą nedariau. Aš ten gal Repšienės įkvėpta ten kaime mes su draugė, kuri irgi tekstilininkė buvo truputį vyresnė, jau nemokėsi akademijoje. Gal mes ten kažkokį bulvių nuovirą pasidarėm, kažką padažėm. Viskas to ir baigėsi. Viskas. Tekstilė niekada nesibaigė, bet aš ten dažiau mokykloje su cheminiais dažais. Pėdkelnes išsidaižydavau ar ten marškinėlius, kas nors. Toks buvo eksperimentinis žaidimas. Į tekstilę aš nestojau, aš stojau į dizainą, nes man įdomu buvo dizainas. Nors visi sakė, kodėl aš stojau į dizainą, geriau aš stočiau į tapybą. Pirmas mano stojimas buvo iš viso į architektūrą, bet tada nutarė, kad draugiškų susitarimų priims vien tik vaikinus, kad gelbėt nuo Afganistano. Tai buvo 87 ar 7. Norėjau į akademiją, tada stojau kelis metus į dizainą, bet ten irgi buvo. Visą laiką kažkas užkliūdavo, aš visą laiką būdavau už borto, pirma už borto. Ir ten toks, matyt, nelemta, tada įstojau į neakivaizdinį, bet man per mažai to mokslo buvo. Ir tada persivedžiau į tekstilę. Vis dėlto rezultate pasižiūrėjau, kad faina katedra. Ir iš tikrųjų faina, ir patiko. Mes turėjome rimtą tapybą, ir rimtą grafiką, mokėmės visų tų dalykų, tai mes tokie labai multifunkciniai buvom. Viską galėjom, visko mokėjom. Tai mano diplominis iš viso buvo iš popieriaus. Ir man tas popierius ir kaligrafija, keli dalykai, kurie mane visą laiką taip persekiojo ir aš kaip sakau, viskas visą laiką vis tokia spiralė, sugrįžti ir vėl. Tai spalvos, tai balta, tai spalvos, tai balta. Rezultate balta su spalvom finalinis taškas. Aš iš karto po akademijos, tai ten įdomi buvo tokia patirtis, kuri irgi paskui susirišo su visais tolimesniais dalykais, bet aš, kadangi šalia diplominio, aš ten su to popierium dariau, pas mane apie popierių buvo tiesiog ir teorinis darbas apie popierių, ir praktinis darbas, aš tokias didelės ten formas dariau, struktūrinės, erdvinės, bet šalia man tas popierius kaip eksperimentas, o kadangi mėgau kaligrafiją, tai dar ir kaligrafinių darbų tokių padariau visiškai reljefinių. Ir kažkas pasiūlė sudalyvauti konkurse, tai aš sudalyvau tokiam labai prestižiniam, kaip pasirodė. Aš net nežinojau, kur aš dalyvauju konkurse. Italijoje toks pasaulinis ten kaligrafijos konkursas ir laimėjau iš karto 2 prizą. Po tuo metu paties garsiausio tokio Europoje kaligrafo, kuris buvo Brodino Enšvonder, jisai buvo kaip ir dešinioji ranka Piterio Grinevėjaus. Tai visi jo filmai, kur ten Prospero knygos, Priegalvio užrašai, tai viskas yra, visa kaligrafija yra daryta būtent to Brodi. Tai man tas popierius ir buvo toksai, iš karto po akademijos iššokau kažkur, tai kažkokios čia parodos pradėjo ten ir darbus pirkti, ir kviesti visur. Bet aš taip pažaidžiau, kažkaip tai nesureikšminau. Prasidėjo visai kitas etapas, nes nuėjau, čia vėl susikūrė, vėl eksperimentas, man labai įdomu, bet aš jau patapau tekstilės dizainerį. Ir buvo toks kaip ir konkursas ir mes čia buvom 3 dizainerės iš Lietuvos, kurios kūrė dizainą interjero tekstiliai. Tai viskas, užuolaidos, baldai, viskas, kas interjerė yra tekstilė. Čia absoliučiai tokia antiek nišinė ir maža tokia labai sritis.
Tai buvo vokiečių kompanija tokia ir tai yra būtent dizainerių kompanija, dėl ko mes labai patikom jiems, nes mes mokėjom labai daug technikų tekstilę pabaigusios. Tai mes ten galėjom tos piešiam rankom projektus, iš ko spausdavo paskui didelius audinius. Ir čia mažai kas žino, net ir tekstilėje pačioje, aš kiek šnekėjau tekstilės katedroje, tai ant tiek nišinis dalykas, kad net neįsivaizduoja to proceso, nes didžioji daly gamyklos turi, kaip ir savo dizainerį, kuris ten kažką piešia, kažką kūrė, bet iš tiesų pasauliniu mastu tai yra tokia grupė dizainerių labai nedidelė, susirenka visose mugėse didelės ir tai yra apie 200 kažkur tai galbūt kompanijų tokių maksimum, kiek per visą pasaulį jų yra. Ir jie yra dizaineriai, kuriantys įvairių audinių projektus ir juos perkasi didelės kompanijos ir užsideda jau savo vardą. Ta prasme, tu gali tuo pačiu metu piešti ir labai garsiom kompanijom ir visiškai niekam nežinomam. Tai va, mes ten taip, tai aš pradirbau gal 12 metų su šituo reikalu kažkur panašiai. O tai čia Lietuvoje veiksmas vyko? Mes buvom Lietuvoje, bet mes buvom, kaip ir Lietuvoje kompanija, bet mūsų darbai eidavo per vokiečių kompaniją, kuri buvo tokia jau, turėjo pakankamai tokį svorį, būtent tam audinių dizaine. Turėjo gerus klientus, dalyvaudavo pačiose prestižiškiausiose jau ten įmanomose parodose visose ir mes važiuodavom pasižiūrėti. Įdomu, ta prasme, kai eini per didžiausią Frankfurto mugę ten tekstilės ir matai savo darbą, kur nors matai tokiam pačiam prabangiausiam stende. Bet, tu ne autorius, tu niekas ten, tu pradedi fotografuoti, prieina pas tave apsauga, sako, ką tu čia darai, tai pasipasakai, ten kažką pasakai, kad čia mano piešinys, pagūščia pečiais gal, nes, tas procesas yra, jie nusiperka, jie užsideda savo vardą. Tai vat. Kai mes pradėjom dirbti, tai absoliučiai viską piešiam rankom. Ir tai yra, ta prasme, priklauso nuo to raporto, ką tu darai, ten gali būti ir 1,20 m ant 80 tokio dydžio, toks visas stalas, tu ištempi ir darai tiesiog tapybos darbą, kurį paskui ten įdės ant patalinės ar dar kažkur tai. Bet laikui bėgant atsirado kompiuterinės technologijos ir kompiuterinė spauda. Jeigu pirmose mugėse tai būdavo kaip kažkoks, tai mes atvažiuojam ten į Frankfurtą ar Briuselį, tai rodo kaip kažkokį tik atsiradęs dalykas ir galbūt tai gali spausdinti kompiuteris ten kažkokį tavo individualų piešinį. Tai rezultate, kai jau į pačią pabaigą, kai aš jau ten baigiau su jais dirbti, tai iš esmės tu galėjai naudoti nuotraukas, kas buvo neįmanoma. Ten yra tam tikras spalvų kiekis, ten vienoje technologijoje baldiniuose ten gali vienokį spalvų kiekį paletę naudoti, kitur gali kitokį spalvų kiekį. Ir čia staiga, kažkur tai 2008-ieji, jau nuo 5-ųjų prasidėjo tas, kad tu gali naudoti nuotraukas, tu gali naudoti bet ką. Ir jau jie tavo atspaus, taip atspaus, ką nori, ką tu įsivaizduoji, tą tu turėsi. Tai mes pamatėm visą tą tokį, dar įpuolėm į tą tokį senąjį verslą, kaip ir šitoje srityje, o jau pabaigoje buvo mes, ta prasme, nuo rankų irgi perėjom prie kompiuterinio to darbo, tai toks, net įdomu, pamatyti istoriją visą tą. Ką davė ta patirtis? Kadangi tu turi visą laiką kažką padaryti, tos kolekcijos keičiasi ir tie kiekiai ten dideli, tai to tokio, kaip mes mėgstam sėdėti ir galvoti ir laukti įkvėpimo. Tai čia tiesiog tu supranti, kad dirbant ateina įkvėpimas. Aišku, ten vienas darbas pasiseka labiau, kitas mažiau, ten vėl kažkas, bet tu esi visą laiką forma. Tu turi daryti ir tu darai ir tas, iš akademijos laikų tą išsineši, žinai, kad, nesigauna, nesigalvoja, ten viskas. O čia tu tiesiog, tu įeini į tokią būseną, kad galvojasi, gaunasi, darai, nes turi padaryti. Ir įdomu. Ir ta prasme, jau tą padarai, nori ten jau kitą daryti, nes tu, tokių užsakymų, kažkokių tai reikalavimas yra gan didelis. Yra kažkokios turbūt ribos, kai tau atsibodo man būti dizainerė. Audinių galbūt ir pasikeitė laikai, nes atėjo ta krizė 2008 metų. Labai stipriai pasijautė, nes labai krito kainos, atsirado tie kompiuteriniai visi dalykai. Reikėjo viską keisti tenais ir mūsų ta kompanija ten pradėjo keistis ir vieni bankrutavo ten, tokių daug kažkokių tai įvykių, bet, galbūt kažkokie dalykai atsibosta per laiką ir staiga čia atsirado tas projektas, balta, tiesiog, tai sudalyvavau ir taip ir prasidėjo visas tas dalykas. Tai kaip gimė balta? Balta čia buvo kultūrinių industrijų projektas, čia aš prie to nedalyvavau, aš tik tai, kaip konkursas buvo paskelbtas ir aš sudalyvavau su savo vienu iš kūrinių. Padariau specialiai tam, sugalvojau tokį
Bet čia ir šitoj kolekcijai toliau kaip tęstinumas yra ten tokie irgi multifunkciniai labai panašus, tokį dariau dalyką. Nu va ir paskui atrinkomės ten, sukritom 6. Ir taip ir pradėjom, ta prasme, tai pradėjom, pradžioje nebuvo, buvom tik tai šiaip, va, tokia kaip grupė kažkokia, tai likom lyg smagu, sudalyvavom keliose parodose, keliose mugėse, toks, va, visus einam, pasišnekam, padarom ką nors. Nu, ir paskui tokia mintis gal po poros metų kilo, kad gal būtų visai smagu turėti kažkokią erdvę. Ir mes taip pasamprotavom, dar va su Jūratė Urbienė, bet sakom, nu, kažkaip tai išsinuomot centre neįmanoma, brangu, nepatemsim. Sakom, bet reikia įsivaizduoti. Ir man tada buvo toksai, va, aš galvoju, nu, bet jeigu labai tiksliai įsivaizduoti, ko mes norim, sakau, nu, bet jeigu centre ir kur nors taip, nu, ne visai gatvėje, nu, ir po 2 savaičių toks tiesiog, nu, patalpos pačios susirado, neieškojom nieko. Radau laišką, kad viena ten pažįstama tiesiog ieško žmonių, nori atiduoti savo patalpas, pernuomot kažkam, tai nes jai nepatogu, kad tokia situacija, jinai nori mest ten vieną užsiėmimą. Nu, tai atėjom, pasižiūrėjom ir likom čia, viskas. Mes neieškojom, nieko nebandėm. Čia tiesiog patalpas mūsų susirado. Kas va tą pirmą dieną, kai jūs čia atėjot, išsinuomavot, buvo balta. Kuo jūs buvot panašios ir kuo kiekviena skirtinga? Visos panašios buvom, nes visos degėm aistra dažyti augalais. Ir viską išbandyti, ir viską, kokios tos spalvos, ir tos spalvos, nu, toks absoliutus azartas, visiškas. Iš tokio didelio noro mes darėm visko daug ir apsisprendimo turbūt viskas išsilukšteno po truputį, kol mes supratom, ką mes galim daryti, ko mes negalim daryti, kas tas mūsų klientas, ką mes visą tai darom. Tai lukštenosi po truputį. Tiesiog buvo azartas ir tiek. Vėl visas virsmas įvyko šičia toksai iš žmonių reakcijų, tas labai įdomu, nes mes kai pradėjom, tai kas užeidavo, tai visiems buvo tas augalinis dažymas, bent jau lietuviams, labai didelis klaustukas ir kodėl čia tas augalinis dažymas ir tos spalvos gražu. Nu, kad gražu tos spalvos, kad jos kitokios, bet labai daug klausimų, kad tai buvo prieš 10 metų, sakykim, tai vat, daug klausimų, ar nenusiplaus. Ar čia gali laikytis tos spalvos, ar čia galima skalbti, o kodėl tais augalais, o kaip, nu, va, tas toks labai daug klausimų, bet per tos 10 metų labai daug įvyko tokių kaip ir procesų, ir gerų, ir blogų, ir dabar mes jau, ta prasme, nieks neklausia, kodėl augalais. Nu, dar būna klausimas, kad ar nusiplaus, ar nenusiplaus, bet jau toks viskas, visi girdėjo, visi matė. O pačioj pradžioje tai buvo labai įdomu. Lietuviams buvo labai nuostabu, nu tada mes ten sakydavom, nu, margučius dažot natūraliais dažais, ten vėl kažkas, bet mus labai suprasdavo australai atvažiavę, pas juos labai populiaru tai yra. Tai vat pagrindė australams, tai nebuvo naujiena ir mums buvo tokia nuostaba, kad jie visi, o va, sako, taip, pas mus ten su eukalipto lapais dažo, žinom, čia pas jūs kitos spalvos, tai buvo tie, kurie sakė, o, mes viską žinom, viskas gerai. Galvoju, kad pirmiau japonai bus paminėti. Kokie. Japonam tiesiog viskas faina, jiems natūralu, visas, bet jiems galbūt net jie labiau koncentruojasi tą natūralią medžiagą, į kažkokį paviršių, jie dar labiau tokie yra, nu, išjaučiantis, išgyvenantis, jiems absoliučiai organiška, kad čia dažyta augalais, bet jiems čia vat rūpi ta tekstūra, ten dar kažkas, tai jie tokie mato tą visumą, bet australai tai iš karto sakė, taip, pas mus labai daug dažo augalais. Tai iš tikrųjų ten yra garsių vardų pas juos. O tai šiandien kas yra balta klientas? O vat labai įdomus procesas yra įvykęs, nes mes pradžioje buvom absoliučiai turistinė vieta, tik turistams. Ir kol mus čia atrado, kol viską ir jau taip gal kokiais 2-3 metais, tai mes supratom, kad mes tikrai esam turistinė vieta, kiek užeidavo lietuvių, jie taip būdavo tokia nuostaba, jūs čia esat, jo, mes nežinojom, mes čia šalia gyvenom, bet čia viskas tik turistams, mes niekada neinam į čia. Ir mes lietuviai pradėjo kaip ir pas mus atsirasti per karantiną. Kai nebeliko turistų, o mes vis tiek čia vis dar buvom, tai jie į tas šviesytės mūsų, tos visus žibintus ir viską pradėjo užeidinėti lietuviai ir mus pradėjo atrasti. Tai dabar jau galim sakyti, kad ne, mes, ta prasme, ir turistinė galbūt vasara vieta, bet lietuviai jau turim savo lietuvių, savo gerbėjų ratą.
Kiek jūs spaudžia gyvenimas nuolat ieškoti kažkokių naujovių? Naujas asortimentas, nauja kolekcija. Kai pradėjom mes iš karto, tai buvo toksai mūsų jau toks, kaip ir toks, nebylus nesusitarimas ir kalbėdavom daug apie tai, kad, mes vis dėlto, tai yra lėtas procesas. Ir galbūt mes galim būti tik ir įdomus visiems. Buvo net noras toksai, kad, kaip ir parodyt, kad galima truputį lėčiau viską daryti. Ir mes nuo pačios pradžios, kaip sakom, išpardavimas ten kažkoks, tai ten sezono išpardavimas, bet pas mus nėra sezono. Koks sezonas? Ta prasme, mes dažom ir tokiom spalvom, ir kitokiom spalvom. Aišku, čia dar atskira kalba galėtų būti, ką renkasi, kokia spalva žmonės ir kas patinka lietuviam ir kitiems patinka. Taip pat čia jau dar vienas klausimas būtų. Bet pas mus nėra, ta prasme, mes iš karto save įsivardinam, galbūt net tuo metu vėl, gal dar ir nelabai buvo populiarus tas lėta mada. Ta prasme, lėtas gyvenimas, lėtai parodyti tie daiktai iš tikrųjų, tas tvarumas, kiek tos prasmės mes sudedam, kad tas daiktas tvarus, tai man tai pirmiausia yra tvarus, kad tu jo neišmeti po sezono, jis nėra madingas daiktas. Ta prasme, nes pats žodis ta mada, man jisai prasmę praranda. Kuo aš toliau galvoju, man kas nors ateina iš draugų, ten sako, bet šį sezoną šitą spalvą kokia madinga, bordo, tu čia padaryk, jūs padarykit visą savo kolekciją. Ir man taip atrodo, man tiesiog graži spalva, bet man jinai buvo ir pernai graži, ir prieš 10 metų aš ten ir jaunystėje kažkada ten turėjau kažką labai gražaus tokios spalvos. Man ta madinga spalva iš viso skamba kažkaip kvailai. Ir tas tvarumas, tai man yra toks... Mada, man vis dėlto taip per laiką supranti, kad mada yra greitai prastumti, greitai kažką parduoti, kažkaip tave suvilioti, bet vis tiek tie daiktai, kurie tau patinka, tai jie tokie per laiką ir lieka. Tai man, pavyzdžiui, pačiai įdomu padaryti daiktą tokį, kurio man pačiai reikia. Pasidarai to, ko tu negali įsigyti, susirasti, to, ko tu nori tiesiog saugoti. Išsibandai ant savęs kažką ir paskui tada jau gali pasiūlyti kažkam kitam. Tai pas mus iš esmės, ko gero, kad yra visi daiktai tokie, kaip mes sakom, iš poreikio. Aš tašių buvau tokių rankinių padarius nemažai, iš to, kad aš negalėjau nusipirkti. Man visos netiko ir nepatiko. Tai tada tokių buvo kolekcija, dabar neturim šiuo metu. Bet ir aš ten ieškojau tokių ir per tai atradau kamštinį audinį, man labai įdomus buvo, bet čia toks, tiesiog savaime atėjo toks dalykas ten. Lino deriniai su kamštiniu audiniu, bet tai buvo iš tokio poreikio, kad jinai būtų didelė rankinė, kur gali viską susikrauti, bet jinai būtų ir patogi, ir vaizdas geras būtų, ir kažkoks stilius būtų, tai susirandi tokį dalyką ten. Vilnas kažkokie gaminiai, tai mes vėl, tiesiog tu nerandi, tu parduotuvėje negali nusipirkti, tai ieškai apatiniai rūbai vilnoniai, mes čia bendradarbiavome su viena lietuviška kompanija, bet jie gamina tiesiog kaip tą pirmą sluoksnį apatinius rūbus vilnonius. Mes visos dėvim juos ir kažkaip jau neįsivaizduojam gyvenimo be jo, bet sakom, jie gali būti ir spalvoti, nebūtinai, jie gali būti kaip gražus kažkoks tai daiktas, kurį tu nebūtinai turi slėpti tik tai kaip apatinį rūbą. Taip gimė tokie spalvoti tie vilnoniai rūbai. Ir viskas, grinai iš tokių labai gražu riešinės. Bet tai vėlgi riešinės mes taip sakom, faina būtų gražu turėti riešinį ir mums tinka, ir natūralus siūlas, ir vilna, ir viskas, visa ta istorija. Bet nedarysi vėlgi tų riešinį lygiai tokių kaip mesga, kaip tie tautinės riešinės. Tai lyg tai ir išnaudojam tą patį piešinį, bet padarėm tokių monochrominių, kad jos nebūtų, kartu ir riešinį, ir papuošalas, ir kitas derinys. Tai viskas tokiu būdu. O ko nemato tiesiog žmonės žiūrėdami į gaminius? Kokie procesai slypi už to ir kur jie vyksta? Tai taip, eini pirmiausia kažkur tai į pievą susirinkti augalų. Tai čia toks, eini į gamtą. Tada vėlgi priklauso, kuo tu dažysi, ten gali rinkti augalus vienas dalykas, bet, pavyzdžiui, jeigu nori dažyti žievėm,
Nori išgauti kažkokią tamsią, juodą, rudą spalvą, tada reikia kažką nužievinti. Tai vėl kitas procesas, vėl kiek užima laiko, kol tu ten tas šakas kažkokias, tai neini nuo medžio nelupsi, tai kažkur tai turi rasti, kur šakas kažkokias ar nusipjauti, ar kažkas atiduoda kur nors sode, sako, va mes genim graikiškus riešutus, tau labai reikia, atvažiuok susirink. Tai va jau čia prasideda tas procesas, tada parsiveži ir džiovini arba darai nuovirą iš karto. Tai nuoviras irgi taip. Aišku, yra visada kažkokios receptūros, bet jeigu tu nori to nuoviro tokio stipresnė, gilesnė, tai gali ir kelias dienas ten puodė mirkti ir pavirti turi ir nupilti ir tada tik tai tu turi tą nuovirą ir tada jau eini dažyti. Ir vėl tada čia prasideda daug tų yra būdų, kaip naudoti kandikus. Kandikai tai yra ir užtvirtina dažą spalvą, tokios druskos, kurias mes naudojam, iš kitos pusės jie dar ir modifikuoja tą spalvą. Ir čia toks yra begalinis žaidimas, ta prasme, iš tikrųjų, tu gali viską žinoti, tu turi tas patirtis ir kažkokias tai, bet vis tiek kiekvieną kartą yra netikėtumų kažkokiu vien dėl to, kad sezoniškumas, ar tu ten birželio mėnesį rinksi tos nugenėtus kažkokius augalus, ar ten žievinsi, ar tu vasaros pabaigoje gausi, bus kita spalva. Iš viso priklauso, švietė saulė tą vasarą, karšta vasara buvo, ar šalta vasara. Bet mes labai, čia tokia yra grynai mūsų patirtis, šičia buvo labai įdomi, mes atradom lubinus, dažėm lubinais, vienais metais, kitais, ir gaunasi iš lubinų tokia ryškiai žalia spalva, jinai net sunku patikėti, kad jinai yra, ta prasme, augalinė, jinai tokia net truputį fluorescencinė, sintetinė, ryški žalia spalva, tokia, labai įdomi spalva. Mums labai patiko, kiek jie nori dėvėti, nenori, bet jinai labai gaivi, jinai tokia, ryški spalva. Ir vienais metais, gal 3 metais buvo, susirenku lubinus, dažo geltonai, nėra to žalios spalvos. Kita draugė, neatsimenu, kas ten sako, taip, geltonai dažo, o renki toj pačioj vietoj, žinai, tą vietą, kur auga lubinai. Bet ta vasara buvo šlapia. Jinai buvo labai mažai saulės, buvo šlapia ir nieko, darėm ten, dėjom, vario oksidą naudojom ten, kad gautųsi tą žalio, dėjom ten dideliais kiekiais, nieko nesikeičiam į geltoną. Ir tu niekaip negali paaiškinti nieko, tokia vasara, bet to ir netikėtumas. Todėl mes, savotiškai net savo apsibrėžėm labai greitai nuo pat pradžių, kad mes nelabai priimam užsakymų. Kad aš noriu tokios spalvos, padaryk man tokią spalvą. Mes galim padaryti, bet mes negalim garantuoti. Kiekvienas audinys reaguoja kitaip. Sezoniškumas, vieta, viskas, jos gaunasi panašios, tu gali prognozuoti, bet suprognozuoti 100%, kad jau tiksliai toks atspalvis, išeina. Mes kartais dažom ir čia, kadangi čia vyksta ir užsiėmimai, nors čia vietos, aišku, yra labai mažai, tai čia taip mažesniem dalykam. Kartais užsidarom, pas mus multifunkcinė studija, kaip mūsų kolekcijos multifunkcinės paskutinės, tai taip ir mes sakėm, čia visiškas transformeris, šita nedidelė studija, jinai pavirsta ir dažykla. Kartais mes užsirakinam, tiesiog išstumdam viską ir dažom vietoj. Kartais kiemelyje vasarą dažom namuose kiekvienas, kas ten turi dar kokias savo sąlygas. Bet tas dažymo procesas tai yra toks, jisai imlus laikė, jis nėra toksai labai įdomu, kai mes darom edukacijas ir ateina žmonės ir jie taip, sakyčiau, galėčiau drąsiai turbūt sakyti, gal 50% žmonių sako, ojei, sako, nežinau, ar aš šito, labai įdomu, labai gražu, labai man viskas patinka, bet ar aš šito dar užsiimsiu, čiagi tiek darbo. Tai tas toksai, iš tikrųjų daug darbo, tikrai nemato žmonės, jie mato spalvą, gražu, negražu, tas mūsų vertinimas toksai ir viskas. O kaip tas dažymas, kiek tu ten prie puodų, pavyzdžiui, tą perėjimą ten kokį nors padaryti, tai tugi stovi prie puodo ten valandą, 2 ir tai po truputį įleidinėjai ir galėtum galbūt net sugalvoti kažkokį tai įtvirtinimą ar kažką, bet vis tiek tu negali užsifiksuos, ten tu nori, kad švelniai gautųsi, tai viską tu rankose laikai. Gal kada skaičiavot, kiek esat skirtingų augalų išbandę dažymui, visos drauge šitoj studijoj ir kokią tai dalį sudaro to visoje augalų karalystėje, kurią jūs galėtumėt per gyvenimą išbandyti? Ne, iš tiesų tai neskaičiavom tikrai niekada, bet tik tiek, kad
pradžioje tas entuziazmas labai didelis, išbandyti ir tą, ir aną, ir trečią, ir 10, bet per laiką tu atsirinki, kas tau patinka. Bet tas atsirinkimas yra toksai ir dėl spalvos, kartais net dėl kvapo, nes labai skaniai kvepia tas nuoviras, pavyzdžiui, karklo nuoviras. Galbūt ta spalva, jinai labai įdomi, labai graži, gal ne visiems tinkanti, bet jau tas kvapas, tai yra kažkokia fantastika. Tai vat, kuo skiriasi nuo cheminio dažo, nes cheminis dažas geriau respiratorių užsidėti, kad neprisiuostyt nuodo, o šiuo atveju tai čia tiesiog terapija, jau kvapų terapija yra. Tai atsirenki tiesiog, galbūt kiekviena turim atsirinkusios, kurie augalai labiausiai patinka tokie. Bet kiek išbandėm, ne, čia sudėtinga Vaijuratės knyga yra apie augalinį dažymą, tai ten labai daug yra, iš tiesų. Tai ievos kokie yra augalai, arkliukai? Labai mėgstu graikišką riešutą. Ir kvapą labai mėgstu, ir spalvas labai mėgstu, kurios gaunasi. Mano toks vienas iš, turbūt galėčiau sakyti, jonažolė labai patinka. Bet žinoma, mes čia visas turim tokį savo meilę indigą. Čia vėl atskira istorija apie mėlyną spalvą, ką galėtume labai ilgai pasakoti ir daug visokių čia nutikimų apie tą mėlyną spalvą. Tai indigą mėgstu, man mėlyna spalva labai svarbi. Kaip ir visiems lietuviam, kas labai yra įdomus momentas, apie mėlyną spalvą galiu pasakyti, čia vėlgi mūsų balta patirtis. Dar mes neturėjom net ir šitos vietos, kai dalyvaudavom parodose, mugėse, mes pastebėjom tokį dalyką, kad kai ateina lietuviai, jie visi nori pilko, juodo arba mėlyno. Ta prasme, visi mėlyni atspalviai, pilka ir tas, kai persilieja mėlyna į pilką ir juodą. Ir šičia, kai jau įsikūrėm, tai ateidavo ten vokiečiai dar kas nors, tai jie ten renkasi žalę, ten vėl kažką, lietuviai tik pilka ir mėlyna. O man yra likęs toks visą laiką kažkaip net nuo akademijos laikų, gal net dar seniau, kad mėlyna spalva čia nelietuviška spalva, nelietuviams būdinga spalva. Mūsų nacionaliniam kostiume tas mėlynos spalvos atseit turi būti mažai. Ir toks labai įdomus momentas buvo, aš neatsimenu, kaip ten įvyko, kad mes papuolėm pas tokią etnologę, archeologę, sako, baikit juokus, sako, ne, sako, visa Europa buvo mėlyna savo laiku, nes buvo tokia mėlžolė. Ir mėlžolė iš indigo šeimos dažė mėlynai ir ta prasme iki 15 amžiaus maždaug ta mėlžolė buvo labai populiari ir čia tų rūbų pas mus iš tikrųjų turėjo būti mėlynų. Tai mes kaip paskui juokėmės, tai sakom, tikriausiai čia jau genetika kažkokia yra, kad tie žmonės tiesiog. Paskui keitėsi laikas ir pradėjo vežti indigą, ten jisai nukonkuravo tą mėlžolę, tai jau tikriausiai mes apie savo nacionalinį kostiumą kalbam 100 metų. Tam atstume ten 150, kai jau atsirado cheminis dažas ir tada turbūt diktavo tas spalvas kažkokias. Bet mėlynos spalvos pas mus iš tikrųjų, galim pasakyti tiesiog, kad lietuviai nori mėlynos spalvos daug. Bet tai jau indiga, tai jūs įvežtinį naudojat, o mėlžolės nenaudojat visai? Mėlžolės jo mes atradom, mes auginam, čia visi pabandom užsiauginti, bet reiktų labai daug, kad kažkas ūkininkautų ir augintų tą mėlžolę, nes jos išeiga yra daug mažesnė negu indigo tikra. Mes ir indigo užsiauginame, mes turim ten japoniškų sėklų, bet aišku, čia yra tik tai kaip pažaidimų. Pamatyt, kaip augalas atrodo, kokia ten iš jo ta mėlyna spalva, bet taip, kad jau rimtai dažyti, vis tiek turi atsivežti. Mėlžolės galėtume, jeigu atsirastų koks entuziastas ūkininkas ir mums priaugintų, tai taip. Bet jūsų poreikio atliepti, kiek reikia žaliavos? Jeigu ūkininko reikia rūkio, aš ką girdžiu, tai stebiuosi tiesiog. Tai iš kilogramo, kas iš kilogramo, kiek mėlžolės, aš tik teoriškai žinau, aišku, niekada nebandžiau to, bet iš kilogramo ten 3-4 gramai, 5 gramai gaunasi miltelių. Tai tiek to indigano, ten tos spalvos gali išgauti. Čia vėlgi, čia toks yra iššūkis. Iš kilogramo gali kelias kareles išdažyti. Šilkinė. Mes tokius ir stambius daiktus vežam. Nes tos mėlynos spalvos visi nori ir mes norim, pirmiausiai. Ar yra kas dar neišbandyti ir kas laukia savo laiko? Labai daug dalykų yra neišbandyta. Sau laiko nelieka, nes mes čia visą veiklą organizuojam dar labai. Tai kūryba iš tikrųjų, nors aš kaip sakau, kūryba tai yra ir šita erdvė vis tiek yra kūryba ir pardavimai yra kūryba, kas va čia irgi labai įdomus tas klausimas apie pardavimus iš tiesų. Ir kaip žiūrėti visą tai, čia vėl atskira didelė tema.
Bet augalų tai daug, yra daug iš tikrųjų, galbūt neturiu galvoje galbūt lietuviškų, bet galbūt su raudonos spalva labai norisi daugiau, nes labai daug teoriškai pasakojam, mes išbandę tą raudoną spalvą, tas galimybės, žinom teoriškai, bet dar yra ką veikti, tikrai, vat, raudonos spalvos norisi ir kadangi aš čia pasakoju, dar ateina apie Barborą Radvilaitę ekskursijos ir aš pasakoju apie tą raudoną spalvą, kaip jinai atsirado ten ir kokia jos vertė buvo tuo metu. Iš tikrųjų, tai iš viso per laiką labai įdomu tas dalykas, kaip spalva buvo vertinama. Mes dabar tik žiūrim gražu, negražu, o kažkada ta spalva buvo kaip vertybė. Kaip vat, mes vertinam auksą, kaip auksas papuošalas, tai spalva irgi buvo tokia vat, vertė. Tiesiog vertė buvo spalva. Ne kiekvienas galėjo bet kokią spalvą turėti. Tai vat, toks per laiką ateina tas supratimas, suvokimas. Šiandienis žmogus iš tikrųjų vertina gražu, negražu. Dar yra toks tinka, netinka. Pavyzdžiui, sako, mano spalva, ne mano spalva. Turim tam tikrą prabangą šiais laikais tiesiog taip rinktis bet kokias spalvas. Ir ar tą prabangą turėjo žmonės gyvenę prieš 400 metų ar 300 metų? Neturėjo. Mes, labai įdomus, toksai, sakau, bešnekant, bekalbant, bepasakojant apie tuos laikus, toks ateina suvokimas, tu pats supranti, kad mes nebevertinam spalvos kaip spalvos. Ta prasme, jinai kaip ir nebeturi kainos, jinai savaime egzistuojanti spalva. Net jeigu ir dabar pramoniniu būdu ten juodai spalvai sunaudoja visko ten kelis kartus daugiau negu kitai spalvai, bet nebeišskaičiuoja tų dalykų niekas. Nes jau būtų per sudėtinga juodus ten brangiau pardavinėti daiktus arba ten vėl kažkaip tai. Bet raudonos spalvos, raudoni atspalviai iš tikrųjų buvo neprieinami, bet kam. Buvo tokie laikai, ten, jeigu 1000 metų atgal skaičiuotai, ten galėjai ir gyvybę prarasti, tyro purpurų išsidažęs rūbą. Tik imperatoriai galėjo puoštis tą spalvą, nes tyro purpuras yra iš kriauklių. O reikėdavo šilkiniai sukneliai 20-40 tūkstančių kriauklių surinkti ir jas ten išspausti tuos moliuskus, jų tas gleives ten išspausti, sufermentuoti ir taip toliau. Tai spalva buvo taip, jinai prilyginama kaip vertė kažkokia. Tai mes negalvojam apie tai, mes galvojam tik tinka, netinka ir tas visas švelnios šviesios spalvos, tai šiaip buvo lengviau prieinamos visiems. Ką mes dabar vertinam tą natūralumą kažkokį, tai buvo laikai, kai tai buvo tiesiog visiems prieinamas dalykas, o visi norėjo kuo turtingesnis žmogus, tuo ryškesnė spalva. Bet iš tikrųjų ir trunka, jeigu mes dažom augalais sodrius atspalvius, išgauti yra trunka ilgiau. Taip. Viską išmušė tas cheminis dažas. Iš tiesų mūsų mąstymą visiškai apvertė. Visiškai. Bet tai kiek turi būti įsigilinęs į spalvų istoriją, jūsų istoriją, augalinio dažymo istoriją žmogus, kad jisai atėjęs tiesiog iš gatvės šurmulio įvertintų jūsų įdėtą darbą visuose šituose gaminiuose? Oi, čia labai sudėtinga. Iš tikrųjų įvertint mažai kas gali, aš taip įsivaizduoju. Daugam būna, kad įdomios, kitokios tos spalvos, kitaip jos dera. Jos iš tikrųjų mes pačios, ką pamatėm, man pačiai buvo tas atradimas, kad atrodo tie nesuderinami deriniai, kažkokie tai ten žalia su raudona, ten ar rožinė, kažkokie tai, kur tu šiaip atrodo normaliam gyvenime nepasirinktum, o dažytos augalais jos kažkaip tai taip gražiai žiūrisi, jos nesipjauna tarpusavį tarytum, jos visos limpa. Man tas yra toks keistas, bet žmogui atėjusiam tą reikia papasakot. Ir tikrai ne kiekvienas, toli gražu ne kiekvienas tą įvertina. Galbūt labiau tie žmonės vertina pačią istoriją, kad mes pasakojame apie tos augalus, kad kažkas kitaip. Plus, jau dabar žmonės jau įpratę ieškoti to natūralumo, kas pasidarė tokia kaip ir tenybė, kažkokia ir siekiamybė, ir galbūt per tą natūralumą jie pamato tą kainą, supranta, kad tai yra vis dėlto kažkokia vertė. O kaip dera augalais dažyti rūbai su cheminiu būdu dažytais drabužiais? Su bet kokiais pirktais greitosios mados kažkokiuose ženkluose? Iš tiesų dera, iš tiesų nėra kažkokio tai, čia jau aišku derinimo skonio, kiekvieno pasirinkimo, čia jokios taisyklės neišviesi, kaip niekur neišviesi taisyklių, kiekvienas žmogus renkasi pats, bet iš tiesų tai tikrai galima derinti ir nėra taip, kad tai
jos pjautųsi tarpusavį tos spalvos. O audiniuose lieka kvapo, augalo kvapo? Kažkiek lieka. Labai įdomus yra dalykas su indigu. Gali su indigu ir truputį net ir nepatikti tas kvapas, nes indigas yra toks sudėtingas fermentacijos procesas, tai kiti užuodžia ir sako, oi, kažkoks keistas kvapas. Bet lieka ir tie gerieji kvapai. Bet įdomu yra tai, kad čia vėlgi toksai, dar viena tema. Čia aš sakau, čia skleidžiasi ir kuo toliau, kuo giliniai vain, ta prasme, kuo toliau, tuo daugiau visko atsiveria ir atsiskleidžia, bet tai vat spalva, jau nekalbant apie tai, kad spalva gali būti kaip terapija, bet tiesiog augalų gydomosios savybės pereina. Galbūt net ne tiek kvapas, jisai kvapas, pirminis tas yra, aišku, lieka augalo kvapas, bet gydomosios savybės pereina į audinį. Ir vat ką mes šnekėjom, kad įsitrina į odą, kaip, nežinau, čia aš ne tų sričių specialistas, bet kiek vat girdėjau iš rytų tos medicinos, kad iki 5 cm per odą mes pasisavinam labai daug, ta prasme ir tos visokius masažinius aliejus ir visai kita, tai reiškia mes pasisavinam ir tai, ką mes užsivelkam ant savęs. Kuo naudingas dažytojams natūraliais augalais būtent tas dažymo procesas? Aš tai įsivaizduoju, kad jis labai naudingas yra, nes tu darai kažkokio labai vaistingo augalo, sakau, kaip tas pats karklas, tai jisai toks, jo norisi prisikvėpuoti, prisinhaliuoti ir taip gera nuo to kvapo, kad, atrodo, kad tu į tą puodą sulyst norisi visiškai. Tai iš tikrųjų, man tai visokia, man, pavyzdžiui, ir tas graikiško riešuto, nors jisai, gal jo labai daug ir nereikia ten, jisai toks, gali būti ir perteklius. Nors reikia žinoti, su augalais irgi čia, va taip drąsiai mes čia viską uostom, viską, bet, pavyzdžiui, kaštonas tai gali būti ir toksiškas, ta prasme, jo per daug prisiuostyti nerekomenduoja, pavyzdžiui, nėščioms arba ten dar, žindančiams, kad gali būti per daug toksiškas. Jis vaistas, bet, pasiskaityti apie augalą reikia prieš tai. Iš kur jūs semėtės tų receptų? Kai pradėjom, tai turbūt ieškojom tų visokių receptų ir tikriausiai tos teorijos vis tiek yra. Ta prasme, nenori, čia yra rimta teorija. Sukaupta per laiką, aišku, mes turėjome mokytoją Jūratę Urbienę, kuri labai daug mums tikrai, iš tikrųjų, labai iš jos daug sužinojom tų dalykų. Daug yra per eksperimentą patirtį, aišku, pilnas internetas, bet vėlgi ten atsirinkti reikia. Ta prasme, internete tų receptų yra daug, bet galbūt, kai tu turi nors kažkiek patirties, tai jau matai, kur jau iš karto pradedi skaityti ir supranti, kad jau viskas šičia jau nebeskaitysiu, nėra prasmės nei žiūrėti, nei skaityti, nes labai daug yra pasakų ten, pilnas internetas, tie galim rasti tokių įdomybių ir kur ten net tą patį varį kaip išgauti, tai pavyzdžiui, dažymui naudojamas vario oksidas. Senais laikais žmonės naudodavo varinį puodą ir to užtekdavo, jisai kaip kandikas suveikdavo ir modifikuodavo tą spalvą. Dabar mes naudojam tiesiog druską tokią, jau paruoštą chemiškai ten. Irgi diskutavom su chemikais, biochemikais ten, ar mes šiandien pakankamai tvarūs pirkdami tą druską gamintoją, gal mes čia geriau kažką tai patys nusivirsim, ten vinis nusivirsim, po to nugarinsim, turėsim tai geležies druską. Tai sakė, geriau jau pirkit, nes jūs ten tiek prinaudosit to vandens ir visų kitų resursų, kad čia jau klausimas to tvarumo bus toksai. Tai pavyzdžiui, atsidarai YouTube, randi masė pamokų, kaip gauti vario. Vienas iš tokių pasiūlymų buvo sumesti visas tas euro monetos varinės, užpila karštų vandenį, mėlynas vanduo ir jau tau kandikas paruoštas ir dažo ir ten visos spalvos įmanomos sukabintos, toks filmukas, 5 minučių. Galvoju, reikia pabandyti, užpilsiu tas monetas. Jokios spalvos, nulis, nieko. Galvoju, paliksiu. Tai lygiai po mėnesio vos melsvas pasidarė tas skystis. Tikriausiai ten kažkiek to nebandžiau, aš net dažyt. Tiesiog man buvo toks kaip eksperimentas pažiūrėti, ar tikrai to vario yra. Tai tokių filmukų yra pilna, tų mokytojų yra begalybė. Mokytojų iš viso yra labai daug, kurie, ta prasme, žmonės labai greit pagauna, labai greit užsiazartina, kaip aš sakau, užsidega, tas yra labai faina, bet yra tas kitas momentas, kad pabando ir jau kitus moko. Ir jau galvoju, kad jau viską žino. Šitas irgi yra dalykas. Bet tai čia tiesiog, atsirinkam visi su patirtim. Kuo šitą ekspoziciją skirsis nuo to, ką nuolat tie žmonės mato jūsų asortimente? Mes rodom, dar kartą norim parodyti multifunkcinę savo tokią kolekciją, kurią darėm
pradėjom turbūt, mintis pati kilo 19 metais, pati pradžia buvo, nes mes tiesiog irgi va tokį užtikom netyčia, čia man iš kažkur tai atėjo informacija, kad kviečia į susitikimą ir tokį pristato VORS projektą europinį ir kaip ir ieško, ne tai kad naujų kažkokių tai kompanijų, bet jau tiesiog, kaip įvardino, jie po to jau ten eigoja, kad kaip ir ieško tokių šviežių idėjų apie tvarumą ir apie dizainą, sakykime taip, ten labai taip plačiai viskas yra. Tai, ir kažkaip tai taip mums užkabino tas projektas, ten su daug nuotykių buvo iš tiesų, bet iš tiesų buvo labai įdomi patirtis, labai toksai smagus tas projektas ir mes, kai nusprendėm dalyvauti, tai mūsų labai greitai ta mintis kilo, mes čia 3 darėm su Laura ir su Auste. Ir tai buvo tokiam iš 4 skirtingų. Išeitis buvo toks apsiaustas gūne. Pradėjom nuo gūnios tokios kaip ir audinio gabalas, kurį galėjai vartoti senais laikais. Iš tiesų tas toksai ta istorija, prieš istorija yra, kad jis galėjo būti ir kažkoks apsiaustas ir labai įvairiai tu tą transformuoji tą patį kažkokį tai, kaip dabar įvardintume, sakytume, pledas ten ar užtiesalas, kurių ten ir arklį apkloji, ta gūnė yra tas gūnios arkliams, bet kartu ir žmogus susisiaučia tokių vat daiktų, ir kūdikį įvinioja neša, ir toks jo labai daug funkcijų. Ir mums va tokia mintis kilo, kad galbūt mūsų tas augalinis dažymas kartu su tokiu multifunkciniu daiktu. Jeigu jau mes kalbam apie tą tvarumą, tai taip pabandom tą tvarumą iškomunikuoti iki galo, kad galbūt labai faina būtų turėti kažkokius daiktus, kuriuos tu gali naudoti labai įvairiai. Kad vieną tą daiktą, jeigu jau jisai yra toks, norim, kad jis būtų tvarus, tai kad jo neatsisakyti, neišmest, o tu kaip ir perteklių daiktų gyvenam ir vėl dar kažkokį tai naujo. O čia tas toks vienas, sakykime, mano tas gaminys aš jį pavadinau kelioniniu. Ir esmė tame, kad iš labai plono audinio tu turi tokią skraistę, su kuria tu gali žaisti, transformuoti. Jinai gali būti ir pončo, jinai gali būti ir kažkokia tokia kaip liemenė, ir ilgesnis rūbas, tu gali susijos, kiek jau tau fantazija leidžia, tas plonas audinys, jis neužima vietos pas tave, tu gali su juo keliauti, gali pasipuošti skirtingose situacijose, arba galų gale susivinioti kaip į kokį labai labai šiltą pledą. Ir tuo pačiu tu turi tą pledą, rūbą, tokį, ten tos kelios skylės, arba šitas, turbūt pati pirminė idėja buvo iš jogos pledo, kurį mes pavadinom sportiniu. Tai buvo toks poreikis, tiesiog sako, reikia pledo, į vipasanos meditaciją važiuoju, reikia pledo, kad tiesiog nes šalta būna visą dieną išsėdėti. Tai vėl aš taip, tokia vėl mintis, kad tas vienas pledas, išvažiuoji, bet tu pastoviai jo nenaudosi. Tai kažkokia jo turi, gal galėtų turėti dar kelias funkcijas. Ir užsivedė čia pas mus toksai fainas tas žaidimas, kad tiesiog pridėjus kelius raištelius, tas pledas gali pavirsti rūbų. Ir tada jau kiek fantazija tau leidžia, ir kelnės susiriša rytietiškos, tokios truputį, ir sijoną gali pasidaryti, ir apsiaustą gali pasidaryti. Gal ten neliesiu, ten tegul paliksiu pasaką. Tai kad vienas daiktas, kuris gali tau gelbėti skirtingose gyvenimo situacijose, ir galbūt net galų gale tu jo nenori dėvėti kaip rūbo, tai jisai pas tave tiesiog guli namuose kaip kažkoks užklotas ar tiesiog užtiesalas kažkur tai, ir susivinioti knygą skaitant. Ir mūsų ta idėja kažkaip tai ten projekte, jinai praėjo, patiko. Ir buvo tikrai įdomi patirtis, nes mes turėjom tą projektą įgyvendinti metus, dar turėjom, kadangi jis turėjo būti toks tarptautinis, tai mes turėjom partnerį dar iš Latvijos dizainerį, kuris padėjo dar padaryti mūsų tiems gaminiams, mes darėm maišelius tokius. Ir tie maišeliai tai vėlgi iš Laumos trikotažo likučių. Tai buvo labai didelis džiaugsmas Laumos trikotažo, kai jisai atėjo tenais ir sako, nes pas juos pasirodo yra labai didelė problema. Čia jau ne natūralus pluoštas, čia sintetinis pluoštas, bet vėlgi fabrikas turi didelę problemą, nes išmeta nežmoniškus kiekius, kurie lieka nuo apatinio trikotažo,
ir nėra, niekas nesima jų panaudoti. Tai jiems va, tas mūsų noras padaryti maišelius kažkokius iš kažkokių likučių, tai buvo irgi toks labai didelis džiaugsmas. Tai projektas buvo labai įdomus, nes mes turėjom net Olandą mentorių tokį, mados kaip ir ekspertą, su kuriuo pastoviai bendravom. Ir plus buvo labai daug, mes turėjom tokių verslo paskaitų ir dizaino paskaitų, kurias turėjai išklausyti. Tai buvo kaip ir dalis to projekto, kaip ir to finansavimo, nes išraiška buvo tiesiog tokiam paskaitom. O iš tikrųjų buvo įdomu, smagu viskas, tik tiek, kad ištiko karantinas. Mums kartu su tuo visų įgyvendinimu, tai mes praradom daug labai renginių, kas buvo irgi kaip ir to projekto tokie. Kad papuolus jau į tą projektą, mes turėjom važiuoti į Milano dizaino savaitę, kur stendas specialiai, bet dalyvaujam tame projekte. Viskas vyko online, mes jau turėjom ir bilietus ir viską, bet viskas įvyko online ir tai buvo pirmieji tie online renginiai, tai buvo nepritraukė jie tiek publikos, kiek mes galėjom turėti. Dar vienas turėjo būti Olandijoje renginys, tai vat irgi jisai buvo online. Tai iš tiesų tas, buvo labai labai smagus projektas, tikrai buvo labai, labai įdomu jį daryti, bet tiek, kad karantinas atėmė dalį to malonumo, kurį turėjom, to tokio patirties tos tikrosios. Tai. Projektas baigėsi, o toliau kaip sekasi visai šitą idėją, jūs ją toliau auginat? Jie patiko, žmonėm patiko, mes iš esmės dabar net ir beveik viskas yra naujai padaryta, kaip ir tie patys daiktai, truputį gal ten kas nors modifikuota, bet ta pati kolekcija perdaryta jau yra, nes mes iš tiesų pardavėm. Jinai pasiteisino, žmonėm patiko idėja ir ta prasme, kas atranda, supranta, tai iš tikrųjų toks tie visi gaminiai atrado savo pirkėją. Tai tas kaip ir nudžiugino, nes mums pačiom, mums patiko ta idėja, kad gali kažkaip, čia vėlgi tas perkrautos spintas, pertekliaus daiktų ir tas toks, iš poreikio, vėl gimus kolekcija iš poreikio. Ar aplanko tokios mintis, kad viską kaip ir gerai darot, labai viskas smagu, bet būtų šita parduotuvė ne Vilniui, o kur nors Barcelonoj ir viskas būtų geriau? Arba būtumėt jūs ne tiek, kiek dabar esat, bet būtų dar trigubai daugiau ir jau tada tai eitų. Ar kaip tik jaučiatės, kad čia viskas yra vietoj, laiku ir kad tik taip ir toliau? Geras klausimas. Iš tiesų tai yra tas momentas, kad mes vis tiek galvojam apie tai, kad labai faina, kad čia viskas yra pas mus. Mes tarytum nenorim iš čia pabėgti, nenorim kažkur, tai kad yra lietuviškos medžiagos, lietuviški augalai, kažkaip norisi išlaikyti tą tokį, kad to lietuviško lino norisi ir visko to kad iš tikrųjų mes darom tokį tikrai lietuvišką produktą ir toks pačiam nuo to gero yra, kad padarai kažkokį tai ne. Bet yra tas momentas, kad vis dėlto pas mus ta rinka yra labai labai maža, žmonės tie, kurie mus atranda ir kurie gali pirkti ten, sakykime, nes vis tiek tas daiktas, kaip tu besistengtum, jis negali būti pigus, jis neišeina pigus. Tai tų žmonių iš tiesų nėra daug. Ir aišku, jeigu tu būtum kažkokiam kitoj pasaulio vietoje, galbūt iš tikrųjų būtų visai viskas kitaip. Gal iš tikrųjų tai būtų verslas. Dabar kaip mes sakom, tai čia yra daugiau toks ne verslas, bet malonumas kažkoks. Tai, malonu to užsiimti, mes kaip ir terapija pačiam savo, malonumas iš to. Tai taip iš tikrųjų, kad būtų, jeigu būtų. Pavyzdžiui, kodėl jūsų nėra Akropolį, kodėl nėra kalėdiniai mūgiai. Žodžiu, ar jūs kaip tik esat jau labai daug apsvarstę ir galvojat, kad čia kitų žaidimai, viskas tvarkoja, bet tiek to? Nei taip. Mes esam tuose mūgėse padalyvavę čia, kas vyksta Lietuvoje, tai galbūt mes įsivardinom savo, kad mes turim šitą vietą ir mums kažkur tai kraustytis reikalauja per daug to resurso kažkokio, tai tas persikraustimas net neša tiek džiaugsmo ir naudos, kiek tu prarandi energijos ir laiko ir sugaišti.
Nes vis tiek pas mus nėra masinis pirkėjas, mes nesam masinis produktas, kad ir toj mugėje, kad mes negalim parduoti kažko labai daug, mes ir prisijėmė pas save į galeriją ir kitų žmonių kažkokių tai savo artimų draugų, nes mes negalim prigaminti kiekio didelio. Galbūt galėtų tai pasvarstant, pasvajojant, galėtų būti daugiau tų žmonių ir kažką galėtume padaryti daugiau, bet kur atrasti tos žmonės, kurie norėtų, tai vėlgi, tai tu negali nusamdyti šiaip žmogaus, tokio pagal skelbimą, kad ateitų ir kažką tai čia darytų, pirmiausia, tas žmogus turi užsidegti, kad ateitų čia, užsikrėsti to virusu. Kaip Jūratė sakė, infekcija. Čia visi infekuojasi, kai ateina to dažymu, kai pamato, kai tos spalvos keičiasi, tai pirmiausia reikia, kad atsirastų toks žmogus, kuris norėtų tą daryti ir tada tu galbūt gali kažkaip plėstis. Mums trūksta rankų, mums viskam trūksta rankų. Neužtenka laiko internetu, neužtenka susitvarkyti internetinę prekybą tą pačią. Nors aišku, yra didelis klaustukas, kaip su ta internetinė prekyba ir su spalva. Žmogus gali tik tai iš degimo, kas jam patinka čia, jis turi degti ir tada matyti, kaip užsidirbti. Kaip aš sakau, tik tokiu būdu gali žmogus čia ateiti. Nes šiaip pasamdyti. Koks būtų palinkėjimas Ievos savo? Yra labai daug idėjų, tiesiog jas norisi realizuoti. Tiesiog, kad būtų laiko realizuotas idėjas. Labai daug kabo viena paskui kitą, tokie kaip balionai čia visur. Rasti laiko tiesiog idėjom realizuoti. Iš tikrųjų šitos spalvos, to, ko norisi visą laiką, kaip aš sakiau, kaip dirbau ilgai su dizainais, tai viskas tvarkoja, bet ten tas spalvų kiekis ir tos besikeičiančios mados, tai čia tos ramios spalvos visai kitaip, jos terapiškai veikia. Tiek klientai, tiek tave. Tad baigdama šį pokalbį kviečiu ir jūs dažniau užsukti į baltą spalvų ir tekstūrų terapijai bei jaukiems atradimams. O šis pokalbis, kaip ir kiti tinklalaidės Autoriaus diena įrašai, tebūna jums įkvėpimo pliūpsniai, kai tik to norėsis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Čia buvo žurnalistė Milda Paukštė. Iki malonaus.